Taigi, ar jūs kada nors įsivaizdavote, kad žmogaus ratas apeina per 10 metų? Kiekvienas 10 metų žmogų kažkuria linkme, reiškia, atbaigia, reiškia, toks dalykas. Ir vat kaip Jėzus sakęs Petrui, savo mokiniui, reiškia, jo mirtį. Ir Petras klausė, o kas tam bus? Jėzus net tada žinojęs apie Joną, kad jis išliks nemirtingas. Tad vat iš esmės Jėzus žinojo tais laikais, kad dabartis iš tikrųjų ateisianti. Bet Jėzus sako, kada ateis Dievo karalystė į žemę iš dangaus, kuri esanti dangaus sferose kažkokiose dimensijose, kosmoso sferų. Todėl tai astrofizika vadina kelias iš žvaigždžių ar žemėlapių, kuriuos kuria dirbtinis intelektas. Tai vat nieks nežino, todėl nieks negali kontroliuoti žmogaus gyvenimo prasmės ir trukmės. Todėl, kad tai yra likimas. Likimas nieko negali nuspręsti. Atseit susikūriau, susiplanavau savo likimą. Tai tik yra fizika. Dirbtinis intelektas, tai tik fizika. Pasiekusi astrofizika, metafizika ir mechaninė fizika, kuri yra gyvensena. Bet iš esmės jinai vis tiek mechaninė fizika, nes tai dėsnis, ant kurio gamta laikosi. Tad žmogus pažengęs daugiau negu gamta. Tad vadinasi, žmogus yra aukščiau. Ir žmogus esantis Dievo dvasios pažinėjas, guodėjos ir verčiančios tave kelkis, kai griūni. Šauk, kai tave bando suėsti. Ir niekada nepasiduok.